Labadiena, draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra 25 metų gegužės 9 diena, penktadienis ir į jūsų namus atkeliauja 24 Mozerio radio laida iš Saulėtosios Klaipėdos. Pirmiausia, dėkoju visiems, kurie prenumeruojate Mozerio žinių kanalą YouTube platformoje, Mozerio žinių paskyrą Patreon platformoje, kur galite rasti daugiau informacijos negu kad YouTube platformoje. Dėkoju Jums už tai, kadangi tokiu būdu Jūs prisidedate prie informacijos sklaidos, na, o tuo pačiu esate tikri, jog bus mažesnė tikimybė, kad praleisite Mozerio radio laidas ar kitą informaciją, kuri gali būti Jums aktuali. Todėl tie, kas dar nesate paskyros Mozerio žinios prenumeratoriais YouTube platformoje ir Patreon platformoje, rekomenduoju tai padaryti. Taip pat Jums dėkoju už komentarus, kuriuos paliekate po Mozerio radio laidų įrašais. Visus tuos komentarus matau, juos perskaitau, esu Jums už tai dėkingas, kadangi tai taip pat prisideda prie informacijos sklaidos. Ir ypatingai dėkoju tiems, kurie pavaišinate Mozerio radio kolektyvą puodeliu arbatos ir tokiu būdu prisidedate prie Mozerio radio laidų kūrimo. Jeigu jūs turite norą ir galimybę tą padaryti, tai galite atlikti aktyvavę nuorodą, kurią rasite laidos aprašyme. Na, o šiandieną, gegužės 9, noriu skirti klausimui tokiam subtiliam, galima sakyti, ir gal netgi šiais laikais šiuo metu reikėtų sakyti pavojingam klausimui nagrinėti. Nors tai ir atrodo šiek tiek ir juokinga pačiam dabar, kai tą pasakiau, bet gegužės 8, gegužės 9, kaip matome, socialiniai tinklai ir žiniasklaida labai eskaluoja tą temą dėl to, kada reikėtų švęsti, kada galima švęsti pergalės Antrajame pasaulinėme kare prieš nacistinę Vokietiją dieną. Vakarų Europą ją švenčia gegužės 8, Rusija kaip Tarybų sąjungos teisių ir pareigų perėmėja, taip pat kitos rytų Europos šalys švenčia tą dieną gegužės 9. Ir šiandieną mes pabandysime atsakyti į tam tikrus klausimus. Aš tiesiog Jums pateiksiu tam tikrą informaciją, supažindinsiu Jūs su tuo, kodėl yra tas skirtumas, kodėl yra skirtingomis dienomis švenčiama pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena. Ir aš sąmoningai nesakau, kad tai yra pergalės prieš fašizmą ar pergalės prieš nacizmą diena, o būtent pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena, nes aš manau, kad tą dieną 1945 metais, gegužės 8-9, pasakysiu taip, dienomis, kuomet buvo pasirašytas kapituliacijos aktas, mes negalime sakyti, kad ta diena galėtų būti švenčiama kaip pergalės prieš fašizmą ar nacizmą diena, nes nugalėjus nacistinę Vokietiją, nacizmas jisai niekur nedingo, fašizmas jisai toliau liko gyvuoti ir laukia savo valandos. Gerai, bet šiandieną yra ne apie tai. Šiandieną, kaip minėjau, mes pabandysim pasinagrinėti kartu su Jumis, kadagi iš tikrųjų turėtume švęsti, ar galėtume švęsti ir apskritai, ar reikia švęsti tokią dieną. Aš manau, kad ją švęsti reikia. O dabar dėl kapituliacijos akto, kurį pasirašė Vokietija ir kiti sąjungininkų atstovai, tai kapituliacijos aktas iš tiesų, pirmasis jo variantas buvo pasirašytas net ne gegužės 9 ar 8 dieną, o gegužės 7 dieną. Ir jis buvo pasirašytas Prancūzijos mieste Raimse. Ir kadangi buvo pasirašytas kapituliacijos aktas gegužės 7, pagristai turbūt galėtume kelti klausimą, o kodėl niekas nekalba apie tai, kad pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena turėtų būti švenčiama gegužės 7. Reikalas yra
tas, kad gegužės 7 dieną pasirašytas kapituliacijos aktas įsigaliojo formaliai gegužės 8 dieną 23 val. 1 min. Centrinės Europos laiku. Pirmiausia, turbūt ne vienam iš jūsų yra netikėta ir keista, kad toks yra, netikėta yra tai, kad toks keistas yra kapituliacijos akto įsigaliojimo laikas. Valandos 23 val. 1 min. Centrinės Europos laiku gegužės 8. Tai jeigu dabar sustosime čia prie būtent pačiame kapituliacijos akte paminėtos laiko juostos, centrinės Europos laiku, beje, tie, kurie žiūrite mane YouTube kanale, galite matyti prieš save to pirminės kapituliacijos akto formos, reiškia formą, kaip pirminio varianto kapituliacijos akto tekstą. Ir jame yra būtent paminėta gegužės 8 dieną 23 val. 1 min. Centrinės Europos laiku. 45 metais, 39 tiksliau metais rugsėjo 1 prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Kai mes kalbame apie pasaulinį karą, kuris apėmė visą pasaulį, visas pasaulio šalis, ne tik Tarybų sąjungą, vakarų Europos šalis, bet ir Afriką, ir tolimuosius rytus, ir Jungtinės Amerikos valstijos, kuriuose nevyko patys kariniai veiksmai, bet jos dalyvavo kariniuose veiksmuose vykusiuose tiek Ramiajame vandenyne, tiek vėliau Europoje, kuomet buvo atidarytas Antrasis frontas 44 metų birželio mėnesį. Taigi, Antrasis pasaulinis karas apėmė visą pasaulį. Todėl, kai jame dalyvavo faktiškai visos pasaulio šalis, kalbėti apie tai, kad vienos pasaulio šalis švenčia pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną, vienu metu kitos šalis švenčia, kitu metu yra visiškai logiška ir suprantama, ir turbūt pačiame kapituliacijos akte neatsitiktinai yra pažymėta, kad kapituliacijos aktas įsigalioja 23 val. 1 min. Centrinės Europos laiku gegužės 8. O tuo metu Tarybų sąjungoje, tai yra 23 val. 1 min. Centrinės Europos laiku, Tarybų sąjungoje jau tai buvo gegužės 9 diena, 1 valanda 1 minutė. Tai čia yra viena iš priežasčių, kodėl Tarybų sąjunga visą laiką šventė, o vėliau Rusija kaip Tarybų sąjungos teisių ir pareigų perėmėja švenčia pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną, būtent gegužės 9, kadangi pirmasis kapituliacijos akto, pirmasis, reiškia, variantas, jisai juridiškai Tarybų sąjungoje, kai jisai įsigaliojo Tarybų sąjungoje, buvo jau gegužės 9 diena. Bet dar yra ir kita priežastis, dėl kurios Tarybų sąjunga ir dabar Rusija švenčia pergalės dieną gegužės 9. Tai gegužės 7, kuomet buvo pasirašinėjimas tas pirmasis kapituliacijos aktas, iš Tarybų sąjungos pusės, Tarybų sąjungos vardu kapituliacijos aktą pasirašė generolas Ivanas Susloparovas, tačiau iki pat paskutinės akimirkos, pasirašymo akimirkos, jis nebuvo tikras, ar jam yra suteikti įgaliojimai veikti Tarybų sąjungos vardu ir pasirašyti kapituliacijos aktą. Ir generolas Ivanas Susloparovas prieš pasirašydamas kapituliacijos aktą Tarybų sąjungos vardu, jisai sutiko tą padaryti su sąlyga, kad jeigu vėliau bus pareikalauta, kapituliacijos aktas bus pasirašytas dar kartą. Ir visi kiti sąjungininkai su tuo sutiko. Kad jeigu paaiškės, kad Tarybų sąjungos vardu Susloparovui nėra suteikti įgaliojimai pasirašyti šitą kapituliacijos aktą, kapituliacijos aktas bus pasirašytas dar kartą.
Ir tai pasitvirtino šitas dalykas. Todėl gegužės 8 dieną į Berliną atvyko, e, į Berliną atvyko feldmaršalas Vilhelmas Keitelis tam, kad būtų pasirašytas galutinis kapituliacijos aktas. Tas galutinis kapituliacijos aktas, jis buvo gerokai išplėstas lyginant su pirminė versija, kuri buvo pasirašyta gegužės 7-ąją. Tuos pakeitimus pasiūlė Tarybų sąjungos atstovai, vakarų sąjungininkai tam neprieštaravo ir su tuo sutiko. Ir gegužės 8 dieną 23 val. 45 minutės visi sąjungininkų karininkai susirinko maršalo Georgijaus Žukovo kabinete. Lygiai vidurnaktį jie suėjo į salę, kur buvo atvestas feldmaršalas Vilhelmas Keitelis, kiti vokiečių atstovai. Ir jau po vidurnakčio, tai yra gegužės 9 dieną, 0 valandų 16 minučių vietos laiku, feldmaršalas Keitelis pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą ant 5 egzempliorių. Taigi, gegužės 7 dieną pasirašytas kapituliacijos aktas pradėjo galioti gegužės 8 dieną 23 val. 1 minutė centrinės Europos laiku, kai tuo tarpu Tarybų sąjungoje jau buvo gegužės 9 diena, 1 valanda 1 minutė. Galutinis kapituliacijos aktas skirtingomis kalbomis ir galutinė jo redakcija, kuri buvo išplėsta palyginant su pirminė redakcija, buvo jau pasirašyta gegužės 9 dieną 0 valandų 16 minučių. O štai ir yra tokia priežastis, dėl ko Tarybų sąjungoje, vėliau Rusijoje, kitose rytų Europos šalyse pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena yra švenčiama būtent gegužės 9. Man yra šiek tiek juokinga, taip švelniai tariant, šiek tiek juokinga matyti, kaip isterikuoja, spygauja mūsų politikai, kalbėdami apie tai, kad čia Rusija lygiai ir specialiai švenčia pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną gegužės 9, kad čia tuo nori kažką tai parodyti, nelabai suprantu, ką čia Rusija norėtų parodyti. Yra labai aiškus, konkretus dalykai, dėl ko Rusijoje prieš tai Tarybų sąjungoje pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena yra švenčiama būtent gegužės 9. Ir aš nematau nieko blogo tame, kad mes šitą datą galime paminėti tiek gegužės 8, tiek gegužės 9, nes tai yra iš tikrųjų įsimintina diena, nepaisant to, kaip minėjau, kad aš asmeniškai nemanau, jog tą dieną buvo nugalėtas fašizmas, kad tą dieną buvo nugalėtas nacizmas. Šitos ideologijos, jos nebuvo nugalėtos, jos toliau gyvavo tam tikrų, sakysiu taip, žmonių sąmonėje, laukia savo laiko, kada galės iškilti į paviršių. Ir ką aš dabar matau, kai yra perrašinėjama istorija, ir viskas yra apverčiama aukštyn kojomis. Šiandien beje niekas neprisimena Hitlerio, to žmogaus, kuris pradėjo antrą pasaulinį karą, niekas jo nepasmerkė. Šiandien yra smerkiamas kitas visai žmogus. Turbūt jums nereikia sakyti, koks žmogus šiandien yra labiausiai pasaulyje smerkiamas, lyg jis būtų atsakingas už tai, kas vyko 1939-1945 metais, kuomet per antrąjį pasaulinį karą žuvo dešimtys, šimtai milijonų žmonių, buvo suluošinti, sugriauti miestai, sulyginti su žeme. Na, aš apie tai daugiau šiandieną nekalbėsiu, čia yra gerokai sudėtingesnė tema, reikalaujanti gilesnės analizės, bet aš prie tos temos būtinai grįšiu, nes ji su kiekviena diena mano vertinimu darosi vis labiau aktuali. Ne veltui nacistinės Vokietijos propagandos ministras Gebelsas yra pasakęs, ne tai, kad ne veltui, bet jis labai teisingai ir taikliai yra pasakęs, duokite man masinės informacijos priemonės ir aš iš kiekvienos tautos padarysiu kiaulių bandą.
Deja, turiu pasakyti, deja, aš skaitydamas, matydamas tai, kas vyksta viešoje erdvėje, girdėdamas mūsų politikų pasisakymus, vėlgi skaitydamas žiniasklaidos priemonėse įvairius pranešimus, tekstus, atsiprašau, aš galiu pasakyti, kad mūsų tauta yra intensyviai ir sistemingai, ją yra bandoma ir labai sėkmingai, turiu pabrėžti, tai yra daroma, paverčiama į kiaulių bandą. Bet, kaip minėjau, tai yra mūsų kitų laidų tema ir aš tikrai įsipareigoju prie šito klausimo grįžti ir jį išsamei, dalykiškai kartu su jumis panagrinėti. Na, o šiandieną, gegužės 9-ąją, noriu visiems palinkėti gražios, prasmingos dienos. Prisiminkime Antrojo pasaulinio karo aukas. Žinoma, tai yra šventė tokia dviejopas jausmas, ar ne? Viena vertus karo pabaigos šventė, e, bet kita vertus šita šventė yra lydima ir šimtų milijonų tragedijų. Šimtų milijonų tragedijų. Todėl tas jausmas toks yra šiek tiek keistas. Tikėkime, kad panašus dalykai nepasikartos. Ir čia aš padėsiu daug taškį. Ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Dar kartą visiems linkiu gražios ir prasmingos dienos ir iki kitų susitikimų.